Ar pastebėjai, kaip dažnai porose kalbame tik apie buitį? Kas nueis į parduotuvę, kas padarys kažkokį tai darbą, kalbame apie šeimos finansinius kažkokius tai rūpesčius. Bet ar iš tiesų mes kalbamės apie tai, kas vyksta giliai mūsų viduje? Kai nekalbame, mes negalime suprasti vienas kito jausmų, norų. Dažnai manome, kad mes pažįstame savo antrą pusę, bet tai dažniausiai yra netiesa. Ir tada tarp mūsų pradeda augti sienos, tylos, nesusipratimų, konfliktų ir neretai išsiskyrimų. Bet viskas gali keistis, kai pradedame kalbėtis atvirai, ne tik apie darbus ir buitį, bet ir apie tai, kas giliai slypi mūsų širdyje. Tada santykiai atgyja, mes jaučiame ryšį, jaučiame artumą, geriau suprantame vienas kitą. Pradėk kalbėtis jau šiandien. Jei nežinai nuo ko pradėti, pradėk nuo apsikabinimo. Ir tiesiog paklausk, kaip tu šiandien jautiesi. Tai galbūt mažas žingsnis, bet jis gali pakeisti viską.